Mulan fondo įkūrėja Ajana Lolat Pažarauskienė šunų asistentų pradininkė Lietuvoje. Nors šuns asistento paruošimas reikalauja daug laiko ir lėšų, žmogui su negalia toks šuo nieko nekainuoja. Fondas visiškai finansuoja jo paruošimą. Šiuo metu turime 10 šunų, iš kurių net 7 jau padeda šeimose. Jūsų parama padeda Mulan fondui ir toliau keisti gyvenimus, kad šunys asistentai pasiektų tuos, kuriems jų šiluma ir pagalba tampa neįkainojamų kasdienybės palydovų. Mano vardas Deimantė Pranskevičė, aš esu šunų asistentų centro įkūrėja, trenerė. Šuns parengimas trunka apie 2-3 metus, priklausomai nuo šuns veislės, temperamento ir specializacijos, kam jisai bus skirtas. Šitas projektas man kaip žmogui, kaip asmenybei reiškia didžiulį augimą ir kiekvienas šuo užaugintas, atiduotas į šeimą suteikia didžiausią prasmę ir daugiau nieko nereikia. Tai esu Elija, turim šuniuką Sorą ne taip ir ilgai, nuo lapkričio mėnesio. Kadangi sergu epilepsija, tai kada artės priepuolis, kad aš prieš priepuolį galėčiau kažkur ar prigulti, kad netektų susitrenkti stipriai. Planuojam išmokinti ją, kad ji po manim lįstų, kad man priepuolio metu krentant smūgis į žemę būtų silpnesnis. Tai aš esu Viktorija, čia su manim mūsų asistentas šeimos narys Dipsis. Dipsis pas mus šeimoje atsirado todėl, kad turiu sūnų su negalia, bet dabar, kai sūnus didesnis, mes į vieną išleidžiam į lauką, tai jis tiesiog dingdavo, ar ne, pabėgdavo, pasislėpdavo kieme tarp daugiabučių, nes tiesiog nenorėdavo grįžti namo. Dėl tos priežasties mes jį mokinam paiešką, kad jis jį galėtų lauke surasti. Šunis pakeičia tavo emocinę sveikatą, o kai atsistato emocinę sveikatą, tu turi daugiau jėgų gyventi. O kai turi jėgų daugiau gyventi, tada yra daug lengviau gauti darbą, daug lengviau pasitikėti savimi ir judėti pirmyn gyvenime. Tai būtent to mes ir siekiam. Šunis asistentai yra tiltas į gyvenimą tiems, kurie neišdrįsta judėti pirmyn vieni.